Sveiki! Tikra žinia ir, kaip visi žinome, mums trūksta omega-3 gerųjų riebiųjų rūgščių. Jų gauti su maistu yra pakankamai sunku ir dažnas to nepadaro, nes nevartoja tinkamos žuvies, nes žuvis tikrai nėra visa tinkama naudoti ir ta, kur yra tinkama, turi kitų neigiamų dalykų sveikatai. Tai kartais galbūt tiesiog vertėtų pabandyti augalinius preparatus, tai yra arba augalinį tiesiog maistą, kaip linų sėmenys, ten kanapių sėklos, dar kažkokios sėklos, taip pat jūržolės turi daug omega-3, arba papildus. Tikrai mano rekomenduoja įmonė, kurios papildus aš ir pati naudoju ir savo vaikams duodu. Čia nuo 3 metų vaikams tinkama, bet esmė, kad yra ir kitokių priedų, kurie yra gerai mūsų sveikatai, čia tiesiog yra omega-3. Ir įmonė yra vokiečių, jų produkcija tikrai yra aukšto lygio ir aukštos kokybės. Įmonės pavadinimas yra Tiso, galite pasižiūrėti jų puslapyje, o jeigu kartais norėtumėte užsakyti, galite užsakyti ir iš manęs. Tai nežinau, ar verta čia ką nors daug diskutuoti, pasižiūrėkite sudėtis. Yra DHA, 1070 mg, omega-3, EPA 755 ir omega-3 kitų rūgščių yra 525 mg. Tai čia gautųsi apie 2350 mg viename šaukštelyje. Tada yra omega-7 rūgščių, tokoferolių yra ir viskas išvardinta, vitamino E ir astaksantino, kas irgi yra naudinga mums. Tai tikrai patariu naudoti šitą papildą, kartais vietoj tiesiog bandymo susirinkti tos dalykus natūraliai, nes yra pakankamai sudėtinga. Ir jos skonis yra geras. Mano 4 metų vaikas mėgsta jį be galo. Toliau, čia yra maisto papildas, kuris tiesiog turi visokių labai daug augalinių preparatų ir yra naudingas tikrai sveikatai. Žodžiu, visokių gerų dalykų pasiskaitykite, naudingas. Prodialvit 44. Ir įdomus, fainas dalykas, kuris buvo Lietuvoje pakankamai populiarus, kaip viena vaistininkė sakė, ir dabar nebėra toks populiarus, tai verta jo populiarumą sugrąžinti, būtų prolaktoferinas. Tai jie taip vadina prolaktoferin imun, tai imunitetui ir apskritai geležies pernešimui kraujyje vietoj tiesioginių geležies preparatų naudojama. Tikrai geri, natūralūs priedai. Ir iš tikrųjų 100% sudėtis. Tai visi produktai iš tikrųjų praktiškai yra tinkami veganams, tai tikrai rekomenduoju išbandyti. Ir mineralai. Tai tiesiog irgi pasiskaitysite mineralų sudėtis, bet jų yra tikrai didžiulė įvairovė. Tai taip pat rekomenduoju žmonėms tam, kad geriau pasijaustų, jeigu nevartoja tam tikrų produktų, taip pat tinkama veganam. Ir iš tikrųjų kainos jų yra pakankamai palankios, skaitant ir žiūrint į sudėtį, kokie yra, nes nėra tik tais vienas mineralas. Ir jie tikrai yra mums reikalingi, tai patarčiau juos vartoti. Ir yra Pro Amino Special, tai yra amino rūgštis, labai įdomus dydis, kiek čia kilogramas. Tai yra amino rūgštis, kurios yra reikalingos mums ir sportuojantiems ir ne, apskritai profilaktiškai pavartoti. Tai viskas yra išgauta iš labai paprastų dalykų, iš ryžių proteino ir žirnių proteino. Tai visiškai jokių ten, papildomų dalykų, kurie būtų jums kenksmingi. Tiesiog koncentracija yra, išgavimas, jie sorsina viską teisingais būdais. Tai tiesiog gausite max dozę. Skonis tikrai nėra pats skaniausias, reikėtų įmaišyti jos į kažkur. Tai irgi tikrai rekomenduoju. Ir sportininkams ir ne tik. Pats geriausias ir pats svarbiausias man produktas ir mano šeimai ir iš tikrųjų visiems draugams ir dažnai dovanoja net gimtadienių progas. Super daiktas. Tai yra probiotikai, jų yra 31 rūšis. Tai yra pačių bakterijų įvairiausių yra 31 rūšis. Taip pat yra augalinių ekstraktų, yra reiši grybų, tada yra vynuogių kauliukų ekstraktai ir taip toliau. Tai labai geras produktas. Mano bičiulis viens įvardinės į tokį, sako, kaip būna, norisi kažko tai rūgštaus ir ant pachmeliuko, tai čia tokia kaip gera dienos pradžia, netgi vietoj kavos. Reikia gerti ant tuščio skrandžio, 30 ml išgeri ir tada po 30 minučių gali valgyti, gerti kavą, ką tik nori. Jie atlieka tikrai nuostabes ir visas svarbiausias funkcijas mūsų organizme arba padeda ir juose dalyvauja. Taip pat tai labai svarbu mūsų imunitetui ir ypatingai, kai mes nevalgome pakankamai skaidulų, o praktiškai niekas nevalgo pakankamai skaidulų, tai yra puikia alternatyva
pagerinti savo sveikatą. Ir ypač prieš sezonų kaitą, po ligų, po antibiotikų ir taip toliau visada yra rekomenduojami probiotikai ir bet kuriuo atveju tamsus buteliukas, skysti ir kaip daug bakterijų rūšių yra juose, tai yra win-win-win iš tikrųjų. Tai taip ir turėtų būti su probiotikais. Ir jeigu kitus kokius nors gersite, taip pat turėtų būti skysti, nes jie geriau pasisavinami, tamsus buteliukas ir kuo daugiau probiotikų rūšių, ne viena, ne dvi, ne 5, o daugiau. Čia 31 yra berods. Pasakysiu. Taip, man atrodo, kad 31 rūšis. Tai va, taip, 31 rūšis parašyta ir visos rūšis iš tikrųjų yra išvardintos ant pakuotės.